Susipažinkime su šaknų savybėmis. N-tojo laipsnio šaknims iš neneigiamų realiųjų skaičių a ir b yra būdingos tokios savybės. Pirmoji savybė. N-tojo laipsnio šaknis iš skaičių sandaugos a ir b yra lygi n-tojo laipsnio šaknų sandaugai. Antroji savybė. N-tojo laipsnio šaknis iš trupmenos yra lygi n-tojo laipsnio šaknų iš skaitiklio ir vardiklio dalmeniui, su sąlyga, kad b nelygus 0 skaičius. Trečioji savybė. Traukiant šaknį iš šaknies, pošaknis paliekamas toks pats, koks ir buvo, o šaknų rodikliai sudauginami. Rodikliai n ir k yra sudauginami. Ketvirtoji savybė. N-tojo laipsnio šaknį, keliant laipsniu k, pakanka tuo laipsniu pakelti pošaknį. Ir penktoji savybė. N-tojo laipsnio šaknies reikšmė nepasikeis, jei šaknies rodiklį ir pošaknio rodiklį padalysime iš jų bendrojo daliklio. Šiuo atveju, jeigu padalysime iš daliklio k. Tai gausime tiesiog n-tojo laipsnio šaknį iš neneigiamo skaičiaus a. Išnagrinėkime pirmąjį pavyzdį ir apskaičiuokime štai tokio trupmeninio reiškinio reikšmę. Atkreipkime dėmesį, kad turime 3 šaknis ir kiekvienos šaknies rodiklis yra skirtingas. Štai yra 9 laipsnio šaknis, 6 ir kubinės šaknis. Prisiminkime ką tik nagrinėtas savybes. Ir mes žinome, kad n-tojo laipsnio šaknies reikšmė nepasikeis, jeigu šaknies rodiklį ir pošaknio rodiklį mes padarysime iš jų bendrojo daliklio. Taigi, perrašykime kiekvieną šaknį taip, kad pamatytumėme, koks yra pošaknio ir šaknies rodiklio bendrasis daliklis. 27 galime užrašyti kaip 3 kubu, o 9 laipsnio šaknį kaip sandaugą 3 kart 3. Plius 6 laipsnio šaknį galime užrašyti 3 kart 2, o 9 yra 3 kvadratu. Ir vardiklį kubinę šaknį iš 3 palikime. Atkreipkime dėmesį, kad pirmosios šaknies rodiklis ir pošaknio rodiklis turi bendrą daliklį 3. Taigi, pagal štai šią savybę turėsime kubinę šaknį iš 3 plus antroji šaknis, pošaknio rodiklis ir šaknies rodiklis turi bendrą daliklį 2, todėl pagal tą pačią savybę turėsime kubinę šaknį iš 3 ir vardiklėje kubinė šaknis iš 3 lieka. Sutraukime panašiuosius narius. Kubinė šaknis iš 3 ir dar vieną kubinę šaknis iš 3 turėsime 2 kubinė šaknis iš 3 ir vardiklėje yra kubinė šaknis iš 3. Kadangi skaitiklėje tarp dvejeto ir kubinės šaknies iš 3 yra daugyba, todėl galime suprastinti ir skaitiklį ir vardiklį šaknies iš 3 ir gauname atsakymą 2. Išnagrinėkime dar vieną pavyzdį ir apskaičiuokime štai tokio reiškinio reikšmę. Atkreipkime dėmesį, kad ir dabar visų šaknų rodikliai yra skirtingi, bet priešingai negu pirmame pavyzdyje mes jokio pošaknio negalime užrašyti kaip kito natūraliojo skaičiaus laipsnį. Todėl, pavyzdžiui, norėdami sudauginti kubinę šaknį iš 2 ir 4 laipsnio šaknį iš 2, mes turėtume suvienodinti šaknų rodiklius. O šaknų rodiklius bandysime suvienodinti, pasinaudodami tą pačią savybę, kaip ir pirmame pavyzdyje, tik tai pritaikysim šią savybę iš kito galo. Turime
n-tojo laipsnio šaknį iš a, bet šaknies reikšmė nepasikeis, jeigu mes ir šaknies rodiklį, ir pošaknio rodiklį padauginsime iš tokio pačio skaičiaus k. Taigi, kadangi trejeto ir ketverto mažiausias bendras kartotinis yra 12, tai pagal štai šią savybę aš trejetą padauginsiu iš 4, bet tada ir pošaknį irgi turiu kelti ketvirtuoju laipsniu. O ketvirto laipsnio šaknį iš 2 ketvertą dauginsiu iš 3, kad irgi gaučiau 12, bet tada ir pošaknį irgi turiu kelti trečiuoju laipsniu. Ir turėsiu 12 laipsnio šaknį iš 2 ketvirtuoju kart 12 laipsnio šaknį iš 2 kubų. Dabar turiu pertvarkyti vardiklį. Vardiklį turiu traukti šaknį iš šaknies. Žinome dar vieną savybę, jog traukdami šaknį iš šaknies mes pošaknį paliekam tokį patį, o šaknų rodiklius turime sudauginti. Taigi, kadangi čia yra 3 laipsnio šaknis, o štai čia kvadratinė šaknis, tai turėsiu 6 laipsnio šaknį iš 2. Pasinaudosiu šaknų savybėmis dar kartą ir skaityklėje turėsiu 12 laipsnio šaknį, o pošaknėje 2 ketvirtuoju kart 2 trečiuoju. Galiu viską sukelti į bendrą pošaknį, kadangi mano šaknų rodikliai jau yra vienodi. Vardiklėje turiu 6 laipsnio šaknį, bet jeigu 6 padauginsiu iš 2, taip, ir pošaknį irgi pakelsiu kvadratu, tai irgi turėsiu 12 laipsnio šaknį iš 2 kvadratų. Lygų. Pasinaudosiu laipsnių savybėmis ir šaknų savybėmis, kadangi ir skaityklėje, ir vardiklėje turiu tokio pačio laipsnio šaknį, taigi galiu viską sukelti į bendrą pošaknį ir turėsiu pagal laipsnių savybės, dauginant laipsnius su vienodais pagrindais, pagrindą paliekame tą patį, o rodiklius sudedame. 4 + 3 yra 7 ir 2 kvadratų paliekame. Ir dar sykį pasinaudosiu laipsnių savybėmis. Žinau, kad dalindama laipsnius su vienodais pagrindais, pagrindą palieku tą patį, o rodiklius turiu atimti. 7 - 2 yra 5. Na ir galiu dar apskaičiuoti, pakelti 2 penktuoju, gausiu 12 laipsnio šaknį iš 32. Išnagrinėkime dar vieną pavyzdį ir sutvarkykime štai tokį reiškinį. Pradėkime nuo skaitiklio pertvarkymo. Matome, kad turime skaitiklį labai daug šaknų. Ir galime elgtis įvairiai. Galime bandyti kiekvieną trejetą sukelti į bendrą pošaknį, keldami atitinkamų laipsnių, arba galime bandyti skaidyti į atskirų šaknų santrauką. Pabandykime vis dėlto paskaidyti. Lygų. Iš pirmojo trejeto yra traukiama kvadratinė šaknis, viena kvadratinė šaknis, todėl rašome, kad turime šaknį iš 3 kart. Iš antrojo trejeto yra traukiama viena ir dar viena kvadratinė šaknis, todėl turėsime šaknį iš šaknies iš 3 kart. Ir iš trečio trejeto yra 3 kartus traukiama kvadratinė šaknis, todėl turėsime šaknį iš šaknies iš 3. Vardiklė turime 8 laipsnio šaknį iš 1/3. Atkreipkime dėmesį, kad skaitiklėje kiekvienas pošaknis yra užrašytas per trejetą, todėl ir vardiklėje vietoj 1/3 užrašysime, kad tai yra 3 - 1 ir turėsime 8 laipsnio šaknį iš 3 - 1 lygų. Šaknį iš 3 perrašykime. O dabar
čia ir čia pritaikykime šaknų savybę ir žinodami, kad traukdami šaknį iš šaknies šaknų rodikliai yra dauginami, turėsime 4 laipsnio šaknį iš 3 ir kart 8 laipsnio šaknis iš 3. Dalijame iš 8 laipsnio šaknies iš 3 minus 1 lygų. Atkreipkime dėmesį, kad mūsų šaknų rodikliai yra skirtingi, bet jų mažiausias bendras kartotinis yra 8, todėl pabandykime suvienodinti šaknų rodiklius. Pirmoji šaknis yra kvadratinė, dvejetą padauginę iš 4 gausim 8, bet ir pošaknį irgi turime kelti 4 laipsnių. Antroji šaknis yra 4 laipsnio, turim padauginti iš 2, kad gautumėme 8, bet ir pošaknį irgi keliam 2 laipsnių. Ir turėsime 8 laipsnio šaknį iš 3/4 kart 8 laipsnio šaknį iš 3 kvadratu kart 8 laipsnio šaknį iš 3 ir vardiklyje 8 laipsnio šaknį iš 3 minus 1. Ir dabar, kadangi visų šaknų rodikliai sutampa, mes galime viską sukelti į bendrą pošaknį. Ir turėsime pošaknėje trupmeną skaitiklėje 3/4 kart 3/2 kart 3 ir vardiklėje 3 minus 1. Pagal šaknų savybes ir pagal laipsnių savybes mes žinome, kad jeigu dauginame laipsnius vienodais pagrindais, tai laipsnių rodikliai yra sudedami, taigi skaitiklėje turėsime 3/7, nes 4 plus 2 ir plus 1 yra 7, o vardikliai yra 3 minus 1. Žinome, kad 3 minus 1 kai dalinsime, tai laipsnių rodikliai susidės ir turėsime 8 laipsnio šaknį iš 3/8 ir dabar traukiam šaknį 8 laipsnių iš 3/8 ir gausim tiesiog 3. Ir dar vienas pavyzdys, apskaičiuokime štai tokio reiškinio reikšmę. Žinome, kad šaknį iš sandaugos galima išskaidyti į atskirų šaknų sandaugą. Taip ir padarykime. Turėsime 4 laipsnio šaknį iš 32 kart 4 laipsnio šaknį iš kubinės šaknies iš 4. Lygų 32 užrašykime kaip 2/5, o antrąją šaknį žinome, kad traukiant šaknį iš šaknies šaknų rodiklius turime sudauginti. Taigi turėsime 12 laipsnio šaknį, o ketvirtą užrašykime kaip 2 kvadratu. Lygų 2/5 mes galime pagal laipsnių savybes užrašyti kaip 2/4 kart 2. Ir ištraukę iš 2/4 4 laipsnio šaknį gausime tiesiog 2. Taigi, turėsime 2/4 laipsnio šaknis iš 2, nes štai šitas dvejetas lieka po šaknė, kart 12 laipsnio šaknis iš 2 kvadratu. Matome, kad mūsų šaknų rodikliai yra skirtingi. Čia yra 4 laipsnio šaknis, čia 12, bet jau žinome, ką reikia daryti. Šį ketvirtą padauginkim iš 3, bet tada ir pošaknį irgi. Ir turėsime 2 kart 12 laipsnio šaknis iš 2/3 kart 12 laipsnio šaknis iš 2 kvadratu lygų 2 kart 12 laipsnio šaknis ir kadangi šaknų rodikliai sutampa, galime sukelti bendrą pošaknį. Pošaknėje turėsim 2/3 kart 2 kvadratu. Pagal laipsnių savybes rodiklius laipsnius sudedam. Turėsime 2/5
o 2 penktųjų yra 32, todėl mūsų atsakymas yra 2 12 laipsnio šaknys iš 32.